Sveiki videoblogo pagal Jurgį žiūrovai. Ir šitame videoblogė aš noriu su jumis pasikalbėti apie mano iššūkius, pastarųjų savaičių iššūkius, kada aš perėmiau praktiškai visus pardavimus, nuo to, ką jie pasako, kam pasako, kiek pasako, kur pasako. Ir tai yra labai sunku kontrolės prasme, sunku man kaip žmogaus prasme. Ir dargi sunku, nes tai yra milžiniškas kiekis laiko išeina tiem visiems dalykam. Tai šitam videoblogė aš su jumis pasidalinsiu, kaip man sekasi tai daryti, kokios man priemonės padeda. Nes iš tikrųjų tai, ką aš dabar darau, praktiškai bet kokį darbą dirbant ar bet kokį verslą darant, jums vis tiek reikia tų pačių elementų. Ir nesvarbu, ar tai yra jūsų nuosavas verslas, ar jūs vadovaujat kažkokiam skyriui, bet jūs turite tiesiog skirti laiko kontroliai, tikslų įgyvendinimui. Tai šitas videoblogas apie tai, kaip iš tikrųjų reikia daug visko turėti. Tai čia labai geras pavyzdys, kaip aš šiandien ryte dėjausi į kišenes ir pagalvojau, tiek daug visokių dalykų reikia turėti, kad būti dienos metu apsirūpinus viskuo. Tai pradedant mano vitaminais, pinigais, raktais, ausinėm, baigiant įėjimo kortele. Ir visą tai reikia žinoti, turėti ir mokėti tai valdyti. Taip ir versle. Atsidarė liftas, eime. Iš tikrųjų, tai jeigu kalbėti apie proaktyvus.lt projektą, kur aš su viena ar kita savo patirtim galiu su jumis pasidalinti ir duoti jums kažkokių tai patarimų, kontaktų ar net kartais ir sprendimų, nes aš nesu joks coacheris, mokytojas ar tiesiog tas, kuris jums padeda pačiam susiprasti. Aš esu tas žmogus, kuris jau darė, nepavyko, kažkas pavyko, tai noriu, kad jums pavyktų greičiau. Tai smagu, kad jūs įvertinate tą projektą, smagu, kad iš tikrųjų gerai sekasi. Dar kartą ačiū Albertui, jeigu kam reikia vadovo, kaip aš jaukiuosi, valandai, tai gali tikrai kreiptis į Albertą. Albertas tikrai sudėlios jums visus procesus, padės. Tai jisai daro, jisai iš tikrųjų priima hot leadus, susiskambina, susirašo, organizuoja, kad būtų išrašytos sąskaitos. Iš tikrųjų tai dabar važiuoju į ofisą, pasidarysiu pusvalanduko update'ą su savo finansų vadovu. Taip sutarėm, rytais darom dabar tokius update'us. Anksčiau darydavom kiekvieną rytą su visų kolektyvų pardavimų brainstormą, tokią sesiją. Dabar matau, kad reikia persijungti ant pačių pardavimų, nes pradėjus giliau knisti, paaiškėjo, kad vis dėlto durų atidarymo metodai, skambučio tekstas, principas, vadinkim, skriptas nėra teisingas, jį reikia taisyti. Po to supratom, kad žmonės nelabai supranta paslaugų, tai reikia su jais padirbėti. Tai yra normalu, nes aš vis daugiau ir daugiau imu pardavėjų. Tarp kitko, čia informacija pardavėjų. Jeigu jūs laikot, kad jūs esat geras pardavėjas, turit patirties pardavimuose, o gal net ir transporte, apeliuokit, susiraskit mane socialiniuose tinkluose ir parašykit man asmeninę žinutę, kad norit pafreelancint, užsidirbti. Pavyzdys, turim vieną merginą iš Kauno, kuri per sausio mėnesį, sausis vadinasi sausis, užsidirbo 800 eurų. Tai yra tiesiog geras pavyzdys, kai be to darbo, kurį tu dirbi, jeigu tu ypač dirbi iš namų, gali užsidirbti dar kelius šimtus eurų papildomai. Tai ne joks skemas, ne joks, kaip čia pasakyti, nežinau, investavimas, gyvybės draudimas ar kitas, tu tiesiog padedi bonastai, nes labai didelis kiekis kontaktų, net 16 000 įmonių, kurias žinom, kurios važiuoja į Angliją, jom reikia susirasti jų kontaktą, jom reikia prisiskambinti, jom reikia prisistatyti, jom reikia išsiųsti komercinį pasiūlymą, ją reikia pafollow-upinti ir reikia gauti iš jų pirmą užsakymą. Ar tom visom įmonėm reikia mūsų paslaugų? Taip. Ar jos be tų paslaugų gyvena? Taip, nes perka iš kitų. Kokie mūsų konkurenciniai pranašumai? Tai be abejo darbas 7/24, kalbos, mokėjimas spręsti problemas, nes mes jau šitas problemas su muitinė turim ir matom beveik 12 metų, o tos įmonės Anglijoje 2, 3, gal kažkas daugiau šiek tiek metų, jeigu dirba uoste. Tai turim tokį pozicionavimą kaip problem solveriai, matom, kad tas veikia. Kitas klausimas, kaip tą monetizuoti. Bet gali pirmą sutartį pasirašyti, išspręsti klientui problemą ir vis tiek aš tau užskaitysiu tos 200 eurų už kiekvieną klientą. Beje, toks remarkas. Būtina mokesčius susimokėti, nes jūs dirbat pagal individualią veiklą, tai gyventojų pajamų mokestį jūs privalote sumokėti nuo šitos sumos. Jūsų reikalas, gal jūs turit grąžintiną.
Tai reiškia, judam toliau į priekį, atvažiuoju dabar į ofisą, apsitariu, iš karto sėdu į online su Lenkijos darbuotojais, daromės 40 minučių stand-upą, tikimės, kad jisai užsisuks ir padės būtent jau konkrečiai pardavėjam vykdyti savo darbą, o ne visai komandai, nes labiau mes galvodom apie komercinius, galvodom apie naujienlaiškius, apie kažkokius kitas priemonės, marketinginės, rinkos tyrimus ir taip toliau, o dabar perėjom tik tai ant to, kaip mes tą darom, ar ne? Nes jau ką, visi išsiaiškinom ir visi žinom. Ąžuolų, ąžuolai, ąžuoliau, ąžuolė, šį kartą aš kviečiu pasivaikščioti po sengirę. Aš rašyti negaliu, jei biudžete žalių nėra. Pasijuntų mes jum tik šlamančių pavėsyje. Ta mano šukuosena, sunku man su tais plaukais susitvarkyti. Visos permainos reikalauja kažkokių aukų. Tai liko 4 minutės iki mano susitikimo su Lenkijos bendradarbiais. Vėl kalbėsimės, daug susirinkau informacijos, finansų vadovas padavė. Vis dėlto nėra taip paprasta, kaip atrodo. Tai yra surinkta krūva lydsų, kurie neapdoroti. Tai apie tai ir visą tai ir kalbėsimės, nes manau, kad reikia nuo to pradėti jau, kur yra karštas lydsas, kur klientas į mus kreipiasi ir kodėl mes tada į jį nereaguojam ir nieko neatsakom. Tai va šitus ir kitus dalykus pabandysiu iš karto šiandien įsiaiškinti ir tobulėti. Rytoj padarysiu jums surprizą, padarysiu vizitą ir būsiu gyvai. Tikiuosi didesnės kokybės ir didesnio įstraukimo. O kaip seksis, viską pamatysim. Man patinka ir labai vaikščioti vienam miške, nes ant medžių tie lapai auga tarsi valiuta. Iš samanų kilimai ir prabangi tyla, kempinės ant kamienų, jaučiuosi kaip Kempinskije. Čia randu aš daug minčių, čia surasi tu mane. Tik miške niekur kitur, tiek šlamančių aplink nėra. Daug gyvenime man reik visokių nesąmonių, bet jį pasirinkti reik, negaliu be šlamančių. Tai šios dienos visi nešta praktika. Reiškia taip, pozicionuojam save kaip problem solveriai, sakom klientam, kad skambink, mes tau išspręsim. Tai pirmas dalykas, paskambino klientas su kažkokiais lievais dokumentais, kuris užstrigo Serbijoje. Nežinau, kodėl jam pasirodė, kad gali mums paskambinti, kai mes jam skambinam dėl Anglijos ir išspręsti Serbiją. Bet daladna. Pusę dienos visas ofisas pradirbo, pabandėm išspręsti. Ir paskui finale klientas pakė, tai aš jau išsisprendžiau, jau seniai viską pasidariau, bet tik jums neinformavau. Tai su tais problem solveriais irgi atsargiai, nes gali neatsipirkti. O antras dalykas, tai ką supratau, tai sakom, kad esam problem solveriai, bet nuo 16 valandos nei vienas pardavimuose nekelia ragelio. Čia apie Lenkus eina kalba, nereikia sakyti, nesu apibendrinti. Tai Lenkijoje pas mus nekeliami yra rageliai. Ir tada, kai jie nekeliami rageliai, tai koks tu esi problem solveris. Tai reikia vėlgi sukurti kažkokį procesą. Anksčiau tai būdavo taip įmonei. Pasakei, kad dabar klausyk, tai tu už pardavimus esi atsakingas, ne deliverinį, tai kodėl tu neatsiliepi. O dabar tai, kai didelė kompanija, tai reikia procesų, reikia išsiaiškinimo, reikia dar bala žino ko, kad žmogus suprastų, kad jam reikia atsiliepti po 16 valandos į telefoną. Arba aš kažkodėl tai galvojau, kad jie turi suprasti, kad turi paforwardint calls. Ir žinokit, suprantu, ar tu jaunas verslas, ar tu senas verslas, bet tu turi tą ieškoti, tą dalyką, ko žmonės atrodo, kad jie patys turi sugalvoti ir padaryti, bet jie nedaro. Ir ką, nei vienas nepagalvojo, kad jeigu jie neatsiliepia, nepadaro. Man šita mintis atėjo kalbant visai kito projekto rėmuose ir visai su kitu žmogum ir visai kito lygio versle. Ir pasirodo, kad ir pas mane tokia pati chernė. Įsivaizduot? Gal ne milijonais, gal ne 100 tūkstančių, bet 10 tūkstančių aš dėl to manau, kad netenku. Tu įsivaizduojat. Tai va, šios dienos tokie hintai. Ryt Lenkija, gyvas susitikimas, dar didesnis nervų masažavimas. Daug dievė, kad paeitų. Varau į Lenkiją. Šios dienos Lenkijos tikslas yra gyvai prasivesti tą susirinkimą, kurį jau vedu nuo pirmadienio. Tai prasivesti jį gyvai, išgirsti žmonės, išgirsti, kas jiems pasisekė, išgirsti, kas jiems nepasisekė arba ką jie darė, kai nepasisekė, pataisyti tuos dalykus, apkalbėti sąrašus, pabarti labai už praleistus skambučius. Per naktį IT vadas ištraukė tiek praleistų skambučių. Tai siaubingi netekimai, jeigu laikyti, kad pavyzdžiui žmogus atskambino, bet mes vis tiek jam neperskambinam arba neatsiliepiam. Tai yra, nes yra žmonės skambina iš specialios 3CX programos. Tada tas žmogus paima, mato miesto numerį ir perskambinė į tą 3CX. Tai jeigu mes jam neperskambinam, tai pas mus fiksuoja kaip neperskambintas skambutis. Ir ten praktiškai nėra į ką nemest akmeniu, kas nepraleido 100 skambučių per mėnesį. Tai baisūs skaičiai. Tai labai faina, kad aš darau kitus projektus ir kitų projektų metu man irgi
generuojasi geros mintis, kalbant apie kitų bėdas, pagalvoju apie savas. Tai čia yra fantastika, tai tą lengviau, kai žinai, ką sutvarkyti, kai nežinai, ką tvarkyti, va tada sunku sutvarkyti. Tai vakar turėjau svečių iš įmonės Baltneta, pasidalino jie, kad darė kažkaip panašiai kaip mes klientų atakų tokias dienas, ar kaip čia pavadinti, tokias akcijas, kur irgi skambino ir buhalteris, ir teisininkė, tai jie darydavo už prizus. Tai pas mus gal irgi jau motyvacija šiek tiek prislūgo, tai reikės pagalvoti, kas tas galėtų būti, ar tai laisvadienis, ar tai vis dėlto kažkoks tai čekis Akropolio, ar tai dar kažkas panašaus. Apie tai pagalvosiu pakeliui, nes vešiu su savim finansų vadovą Naglį, noriu, kad biškį pradėtų ir Lenkija nagučių krapštyti, tai bus proga su juo pasitarti, nes pagalbininkų reikia, tu čia pats nieko vienas nepadarysi, jeigu neturėsi pagalbos, kuri kažkaip tau pradės sukurti tas taisyklės, pradės jas kontroliuoti, paskui padės įgyvendinti, tai tu nieko vienas nepadarysi. Visą laiką turi turėti sąjungininkų ir blogai, kai tas sąjungininkas tave paveda, ne? Tai susiraskit sąjungininkų įmonėse, verslo idėjose, bet kokiam projekte, kad jūsų jisai nepavestų. Čia yra pats svarbiausias dalykas, man taip atrodo. Kalbinis barjeras yra, manęs visą laiką klausia, ar padidina šansus padaryti verslą Lenkijoje, mokant lenkų kalbą, tai atsakymas tiesus taip, bet ar be to galima daryti verslą, tai irgi galima, nes netgi mūsų transporto sferoje, kur žmonės daugiausia kalba tikriausiai rusų kalba, ukrainiečių kalba, tikrai puikiai galima išsiversti ir be lenkų kalbos. Nors lenkų kalbos žinojimas padeda greičiau iškomunikuoti, paprasčiau iškomunikuoti, kad galėtume judėti į priekį. Pasidariau konkurentų puodelį kavytės. Kavytė bus mano jau 3 šiandien. Nelabai gerai, bet dabar bandau iki 1 dienos gerti, paskui nustoti gerti. Jūs? Nu va, puikiai diena Lenkijoje išsibaigė. Tamsu. Tai ką išsinešu? Išsinešu, kad iš tikrųjų reikia pagalbos iš kitų skyrių. Tai nusprendėm, kad reikia eksperto, kuris reaguotų greitai į kliento užklausimus. Tas ekspertas galėtų būti mūsų muitinės tarpininkas. Man atrodo, kad mes tą greitai išspręsim. Apie tus perforwardinimus telefonų, tai dar aš taip biškiai abejoju. Aišku, mes tą laikinai sprendėm sukurdami Teamsuose grupę, įjungdami visus specialistus ir ten galima rašyti klausimus ir greitai atsakyti. Nu ką, Lenkijoje šiandien gerai padirbėta, pažiūrėsim, kaip seksis rytoj Lietuvoje. Labai vakar išsakau, nes vakar visą dieną dirbau, tai mano vakar dienos užduotis buvo paprasta. Ir ką mes dažnai pamirštam, tai iš tikrųjų patys nueiti iki pat gilumos, įsigilinti į visą procesą ir persižiūrėti, kaip jisai veikia. Bet dažnai netgi nereikia jums būti verslo savininkam ar vadovauti kažkokiam kompanijom, jūs galite net savo skyrių persižiūrėti, kada jūs patys nenueinat iki deep down ir nepersižiūrit visą procesą ir galvot, kodėl nevažiuoja, kodėl neina, kodėl nesigauna. O pasirodo, kad tenai jūs esat praleidę tiesiog, kad turi būti, pavyzdžiui, padarytas telefono peradresavimas, kad jeigu klientas atskambina, tai persiadresuoti teisingam žmogui. Ir įsivaizduot, tu tikiesi, kad tas žmogus sugalvos, kad jeigu jisai skambina iš telefonijos ir jam po to klientas perskambina, tai kad jam persiadresuotų, o jis sako, ne, mes apie tai nekalbėjom. Tai va, tai jeigu kažkur kažkas neina, nepatingėkit padaryti visą tą procesą patys arba bent jau atsisėsti šalia tų žmonių, kur daro, kad pačiam persižiūrėti viską. Čia šios dienos mano patarimas jums. Iš tikrųjų tai noriu pasakyti, kad mums kiekvienam žmogui kažkas yra sunku ir kažkas yra lengva. Tai, pavyzdžiui, man lengva yra sugalvoti, mano taip smegenys sudėtos, sugalvoti sprendimą, surasti patį geriausią verslą, sukurti pačią geriausią aptarnavimo sistemą. Kas man sunku? Man sunku laukti, kol jinai bus įgyvendinta. Dar blogiau, kai ne aš pats darau, o daro kažkas kitas. Tai tada aš labai kankinuosi, labai jaučiuosi nervingas, kai daro tai labai mano akim žiūrint lėtai. Aišku, man dar sunku dėl to, kad aš esu žiauriai greitas. Aš pats tikrai darau greitai sprendimus. Nebijau kalbėti su žmonėm, nebijau daryti naujus kontaktus, nebijau daryti tokius ekstra myles, kurios man padeda gyvenime, būti sėkmingu. Kai daro tą kiti
ir ypač jeigu tai žmogus lėtai, abejoja, arba jam reikia būtinai nusipirkti idėją. Žinot, būna tokių žmonių, kuriem būtinai reikia nusipirkti idėją, kad jis tą idėją įgyvendintų ir padarytų. Tai ypač jeigu reikia nusipirkti, tai negaišta laiką arba nenaudoja laiko resursą įgyvendinimui, bet naudoja laiko resursą supratimui, kam tas reikalinga, ką tas duos, ką čia su tuo galėsim padaryti. Iš dalies tai padidina kokybę, nes kartais tikrai mano tam tikros, kaip čia, idėjos, jos praėję tokį patikrinimą žūsta. Jos pasidaro nebeaktualios. Pavyzdžiui, tenai statistikos matavimas ar kiti dalykai, kurie, pavyzdžiui, mano mintim atrodo, kad tai mums bus aišku, kokį rinkos dalį mes užimam, bet paskui marketingo vadovui pradėjus dėlioti planą ir taip toliau, jisai sako, žiūrėk, ne. Bet kai aš sakau, kad statistiką galima gauti iš čia ir aš jos užprašau ir ją rytoj gaunu, tai aš jau galiu taip nuspręsti, kad neveikia. O jisai dar mėnesį laiko užtrunka aiškindamasis, kai sudėsim A su B, C su Z. Tai kai dabar aš daug dėmesio skiriu pardavimam nuo ryto iki vakaro, pačiam procesui ir taip giliai, man sunkiausia laukti, kol bus rezultatas. Nes mes aptariam, kaip turėtų padaryti. Tada, kol pradeda tai daryti, visa galybė laiko. Ir YouTube'as to nemėgsta. Nemėgsta YouTube'as ilgų video, dėl to čia nepriburbėsiu, bet tikrai sakau, labai laikui imlus procesas. Pats koks imlus ir koks ilgas visas šitas procesas. Visada, kai darau vlogą, noriu, kad jisai būtų naudingas, įdomus, įkvepiantis ir pamokantis. Bet šį kartą antiek tema man sunki pačiam yra ta kontrolė, ta visko darimas, kad iš tikrųjų net nežinau, kaip čia paaiškinti, ką iš to pasiimti videoblogų. Matyt, svarbiausias dalykas iš šios dienos, ką aš įsinešu, reikia geros komandos. Geros komandos, kuri imtų, dalintųsi ir darytų. Tai šiandien man labai daug padėjo mano Lenkijos komanda. Ir vakar darbas su jais iš tikrųjų davė, man atrodo, nerealius rezultatus. Ir Lietuvos komanda, kurio aš didžiuojuosi nuo pradžios iki galo, jeigu ne jie, kurie mane saugo, kurie daro, kurie supranta, kokia yra sunki situacija, kurie yra pilnai įsitraukę ir iš tikrųjų nuo A iki Z viską apgalvoja, tai aš esu wow. Tai kurkit savo stipres, geras komandas, kurių dėka išvažiuosit net ir didžiausiai kriziai, tokioj kokioj esame su Bunasta. Aišku, yra ir blogesnių dalykų. Žinai, Ukrainoje žmonės žūsta, o čia mes, kad užsakymų neturim. Figne, svarbu sveiki, gyvi ir laimingi. Varau savo šunų išvežti. Iš tikrųjų, šiandien einu su tokiom mintim, nes visą naktį ir visą rytą galvojau, kada mes nusimenam, arba kada mes pasiduodam, arba kada baigėsi mūsų motyvacija. Tai kai mes darom, bet mums nesigauna. Bet dažnai būna taip, kad mes, nedadarom. Pavyzdžiui, čia tas tuo, sakykim, sportavimu, arba ten kažkokiu tai raumenų auginimu, ar netgi ir su tuo pačiu sulėsėjimu. Ar ne, mes nedadarom. Mes užkandžiaujam, mes nesilaikom režimo, mes neišsimiegam, ar ne? Ir susiom, niekas neveikia, ne? Baigėsi motyvacija, baigėsi jėgos. Tai taip yra visuose pardavimuose. Ir aš manau, kad mes save vadovai turim laikyti kaip treneriais. Ir mes turim žiūrėti, kas labiausiai tinka mūsų sportininkui. Tada keisti gal technikas, jį motyvuoti, jį prižiūrėti ir jam padėti. Ir aš dabar galvoju, kas pardavimuose arba veikloj yra tas pats, kaip ateiti į sporto salę ir daryti. Man atrodo, yra darbų planas. Tada gerai atliktas tas darbų planas, ar ne? Tiek tinkamas skaičius priėjimo prie staklių, tinkama technika ir visi kiti dalykai. Ir tada skaičiuoti, kiek kartų buvo. Aš labai mėgau tokias lentas, žiūrėti su savo YouTube dalinėsis, tokiu, kaip sakant, pastangų matavimo skaičiumu. Tai manau, kad reikia grąžinti tuos dalykus ir manau, kad padės. Tai šiandien einu su nuotaika, kad kalbėsimės vėl apie pastangų matavimą, apie galimybės. Ir aš įsijaučiu į trenerio vaidmenį, kuris stengiasi, kad jo sportininkui, jo komandos nariui, jo olimpinės komandos nariui
pavykti. Nu ką, savaitės pabaiga. Nuo pirmadienio šitoj lentoj bus pastangų planas. Šitose lentose mažės užduočių ir darbų. Jas manau, kad gerai susitvarkėm, apsitvarkėm, apsidėliojom ir dabar tik tai į priekį. Ačiū, kad žiūrėjot. Visi komentarai priimtini. Beje, jeigu esat geras pardavėjas, parašykit. Man tavęs labai reikia.